tai pradėjau karpyti jau virš 7 metų, jau 8 metai eina, tai buvo gal kažkur 5-6 klasiai. Na ir kaip dažniausiai mokiniam vis tiek reikia praeiti tam tikrus dalykus, tai vienas iš jų buvo karpimas. Man to meto technologijų mokytoja Aušra parodė karpinius, parodė, kad egzistuoja toks dalykas, kad žmonės tai daro. Na ir nusprendžiau išbandyti. Tai visai patiko, užsikabinau. Mano pirmi darbai buvo daug paprastesni, labai daug geometrinių figūrų. Tikrai negalima palyginti su šitais, su darbais, kuriuos dabar darau. Kaip pasakius, tie keičiamas, gerėjant. Tai jo, bet buvo tikrai primityvus, bet tuo pačiu metu ir jau nuo to laiko jaučiau savo braižą, žinau, ką aš norėjau daryti ir į kokią linkmę judėti, tai tas man labai patiko ir nenustojau. Tada buvo kelis darbus padariau irgi. Tiesiog pavyzdžiui atnešiau taip pačiai mokytojai ir jinai sako, važiuojam į konkursą. Gerai, važiuojam į konkursą. Tai nuvažiavom į konkursą su darbais, aišku, kaip pasakius, pirmam kartui nieko nelaimėjai, bet kaip vaikas kažko tikiesi, tai nors padėką gavau. Ir toksai buvo kaip ir pirmas spyris į priekį ir postūmis, kuris padėjo man ir toliau tęsti šitą meninę sritį. Tai dėl to labai džiaugiuosi. Dabar esu čia. Šiai parodai kilo idėja tai prieš jau daugiau negu metus. Praeitais metais turėjau savo pirmą personalinę parodą, joje buvo už 50 darbų, paroda tikrai buvo didelė ir vienam iš tų darbų aš ant popieriaus mažam formate perteikiau tautinės juostas. Padariau tą darbą, jis man iš pradžių labai, negalėčiau pasakyti, kad ir patiko, labai su juo nesirezonavau, nejaučiau kažkokio artimo ryšio su juo. Ir kai baigėsi paroda, kitą dieną atsikėlus ryte pradėjau mąstyti, ką daryti toliau. Ir pasižiūrėjusi tą darbą, man kilo mintis, kad reikėtų kažką su tuo padaryti. Labai daug esu matęs ir Lietuvoje, ir kitose šalyse, kaip Ukraina, kaip daro erdvinius karpinius. Ilgus, plačius, siaurus, tiesiog didelio masto karpinius. Na ir man kilo idėja, kad paimti tą karpinį, kuris man iš pradžių, kaip pasakius, gal nelabai patiko, arba su juo labai nesurišau savęs ir jį paversti kažko, kas man reikštų labai daug. Na ir aišku, gavosi tada šitie darbai. Tai, kaip pasakius, stengiausi perteikti tą realistišką juostų imitaciją. Taip pat patys darbai turi ir galūnes, kurios irgi atrodo kaip ir juosta. Tie dizainai, aišku, negaliu pasakyti, kad yra visiškai tautiniai. Labai daug yra ir modernizmo. Tas modernizmas labiau už mano asmeninio braižo. Bet tą idėją įvykdžiau, kaip pasakius, kas buvo mano galvoje, tikrai buvo perteikta ant popieriaus ir tuo labai, labai džiaugiuosi. Popieriaus karpinius galima karpyti įvairiai, tai vienas iš įrankių tai yra žirklutės, tai dažniausiai karpytojos, daugiausiai yra iš tikrųjų Lietuvoje karpytojų, tai jos karpo su žirklutėm dažniausiai, nes jos yra tuo pripratusios, o aš tai pjaustau peiliuku, vis tiek vadinu karpiniais, kadangi dar prisiskaitau prie tos visos grupės, bet šiaip visi mano karpiniai yra daromi peiliuku. Tai va, tai dažniausiai būna ant tokių padėkliukų, tai jie, kaip pasakius, tokia kaip guma, jie, kaip sakius, gyjantis padėkliukai, tai iš tikrųjų labai patogu pjaustyti tą popierių. Karpant vis tiek gaunasi, kad po kažkiek laiko nudyla tas peiliukas ir tada jį reikia keisti, bet čia jau tiesiog natūraliai, kaip pasakius, taip atsitinka. Na ir aišku, dar norėjau parodyti eskizus, kuriuos dariau šitai parodai. Tai buvo būtinai juostų dizainai. Tai
garso juostų dizainais, tai aišku, ne visi buvo perteikti taip, kaip aš ar galvojau, ar kad čia buvau nupiešęs. Čia iš tikrųjų labai daug tiesiog įkvėpimo, labai daug idėjų, apmąstymų, kuriuos norėjau perpiešti savo galvos ir tada paimti detalės, kurias aš noriu ir iš tų detalių padaryti tos darbus, kurie man, kaip pasakius, labiausiai patiko. Tai va. Su šitais darbais, tai kad parodyti truputį iš arčiau, kaip pasakius, tą visą procesą, tai galima matyti. Būtinai kalbant, kaip ir sakiau anksčiau, kad yra tiem darbam padarytos galūnės, kad suteikti tą iliuziją, kad tai yra juostos, kaip yra, pavyzdžiui, jos pinamos arba audžiamos, tai jos visada turi surištų, kaip sakiau, siūlų galūnės. Tai irgi norėjau tą patį vaizdą perteikti. Na, kalbant, kaip yra jos daromos, tai jeigu iš arčiau būtų galima pamatyti, tai matosi per šitos, kaip pasakius, per visą popierių yra išbraižyti kvadratėliai. Tai mano procesas buvo šitom juostom pakankamai paprastas. Aš susikūriau pats maketą per kompiuterį kvadratėlių ir susikūriau dizainą, kokį aš norėjau perteikti gyvai. Ir tada paskui šitą labai ilgą juostą popieriaus, tai čia yra virš 6 metrų, aš ją sulenkiau kelis kartus, tai va čia matosi lenkimo linija ir tada ant viršutinio popieriaus persipiešiau dizainą. Tai viską suliniuoti įsimatavau kiekvieną kvadratėlį ir tada paskui įsibraižiau, ką man reikia išsikapyti ir taip tada galėjau iškirpti dizainą, kurį pavaizdavau kompiuteryje. Tai va, tai galima ir matyti, kaip pasakius, kaip ir minėjau, tai lenkimo linija, kad kirpu per kelis popieriaus sluoksnius, kadangi kirpti 6 metrus to pačio atsikartojančio dizainą, nėra patogu. Ir kaip pasakius, jeigu tas dizainas atsikartoja ir nėra skirtumų jame, tai iš tikrųjų apsimoka tiesiog jį ir lenkti. Tai va. O kalbant apie kitokių detalių, apie, pavyzdžiui, būtų tokių detalių darbus, tai tas lenkimas vis tiek įvyksta, tai yra lenkimo linija, bet jau pats piešimo procesas yra kitoks, kaip pasakius. Čia iš tikrųjų net matosi, kad tikrai teko kelis kartus ir su ranka perpiešti, kadangi nesu treniruotas, nesu profesionalus piešėjas, niekas nėra manęs labai mokė, kaip tiksliai piešti. Tad esu savamokslis, tai būna tikrai kartais ir sudėtinga perpiešti vaizdinius, kuriuos turiu galvoje, nes ne visada ant popieriaus taip pat jie išeina, tai su tokiais darbais jau yra truputį sudėtingiau. Tai šitie darbai tai irgi, o šie darbai tai yra tik tai dalis parodos, šita dalis tai yra aišku juostos, o antra dalis baltų raštų parodos tai yra popierinės prievaizdas. Jų yra virš 30. Aš kaip tik ir norėjau sukomponuoti juostą su prievaizdan, kadangi tai yra du tikrai labai ryškus tautodailės elementai, kaip pasakius, kurie yra tikrai matomi, jie yra matyti, žinomi, daromi ir seniau ir dabar. Tai norėjau kažkaip tai perteikti į popierių. Ir aišku, ta antra dalis irgi atkeliaus čia po tam tikro laiko, irgi, manau, sužinosit kažkaip, vienaip ar kitaip apie tai. O ateičiai dar mąstau. Turiu daug idėjų, tik tai dabar jas reikia apiforminti ir iš jų sudaryti kažką, kas galėtų būti projektas.